Labas, kaip jaučiatės? O kaip jaučiasi žmonės, kurie žiūri mūsų per nuotolį, tai noriu Jums pasakyti, kad Jūs esate labai svarbus, nes man tai buvo didžiausia motivacija, kad šitas pranešimas, manau, bus taip pat transliuojamas ir į mažesnius miestelius ir ištraukėt mobiliosios telefonus, Jums jų prireiks. Ir neriam, iškart nuo egzamino nuo viktorinos, kas žino šitus logotipus? Aha, o taip, nes, aš čia dirbau. Va taip jau geriau, suaugusiai žmonės, ypač mamos, tikriausiai jau žino, ne tik mamos, ir tėveliai. Gerai, o taip. Ojei! Tai vat, tai šitie žaidimai yra padaryti su Uničiu. Ir Unity aš taip pat dirbau, o dabar vienas iš šitų žaidimų yra lietuviškas. Padarytas komandos iš Lietuvos, kuris... Boy, gerai, tai dabar turit balsuot. Nes tiesiog žmonės, kurie žiūri per nuotolį, čia salėj žmonės žinojo atsakymą, bet jūs turit šansą teisingai atspėti. Ar žinoti? Jo. Gerai, tai intrigos nėra. Taip, Human Fall Flat yra lietuviškas žaidimas ir jeigu jūs sulauksit paskutinės skaidrės, aš parodysiu, kiek uždirba žmonės Vilniaus ofise. Gerai, tai varom toliau. Čia turėtų būti vaizdas apie seną versiją manęs, čia aš dar Švedijoje gyvenu ir tai todėl, tai yra priežastis, kodėl aš taip blogai kalbu lietuviškai, nes aš gimęs šiaip Ukrainoje, gyvenu Švedijoje ir visas lietuvių kalbos klaidos mano, galite taisyt. 15 metų aš dirbu žaidimų industrijai, o čia aš šiaip turiu vieną tikslą. Gerai, 2 tikslus. Paaiškinti jaunesniai auditorijai, kaip jums kalbėti su jūsų tėvais, kaip jums paaiškinti, kad žaidimai yra gerai ir kad jums reikia ir Robuxų ir viso kita, kad jūs laimingai gyventumėt. Ir paaiškinti tėvams, o kodėl jums negalima uždraužti žaidimų. Ir tai einam į bazę. Kalbam apie bazę. Čipsai. Tai ar čipsai yra blogis? Čipsai yra blogis, jeigu valgai juos visą dieną. Gerai, o nežinau, agurkas, ridikas. Ar tai yra blogis? Tai lyg ir geris, bet jeigu valgyt visą dieną tik agurkus, ridikus, taip pat ir dar reikia atrinkti. Anyways, ką aš noriu pasakyti, kad blogis ir geris, tai viskas nevienareikšmiškai. Ir panašiai apie žaidimus. Taip išeina, kad žaidimus žaidžia 83% paauglių bent kartą per savaitę. Tai jūsų bendraamžiai bent kartą per savaitę paleis žaidimą. Berniukai žaidžia daugiau, mergaitė žaidžia mažiau, bet tai gerbimieji tėveliai, žaidimai yra vaikų esminė kultūros dalis. Ir negalima šitos kultūros iš vaikų atimti, nes o apie ką jie kalbės klasiai, jeigu jūs neleidžiat jiems žaisti. Nes čia lygiai taip pat, kaip kažkada didelė kultūros dalis buvo muzika ar ten filmai. Tai dabar tai yra žaidimai, negalima žaidimo atimti iš vaikų. Knygos. Kai gerbėjai tėveliai ateina į knygyną, ten būna skyriai paaugliams, skiria vaikams, tai literatūrai ir padeda atrinkti darbuotojai dažniausiai tą geriausią knygą. Su žaidimais panašu, tik kad vitrinos skaitmeninės. Bet jeigu, kai tėveliai dažnai turi nuomonę, ką turi vaikai skaityti, dažniausiai per savo asmeninę patirtį. Tai, o jeigu jūs, tėveliai, neturite asmeninės patirties dėl žaidimų, o vaikai vis tiek žais, nes tai yra kultūros dalis, tai kas įtakoja jų sprendimus, ką jie žaidžia, kaip jie parenka tuos žaidimus? Iš esmės, ką aš noriu pasakyti, kad jeigu jūs neleidžiat vaikams žaidimus, tai jie vis tiek jos žais, galbūt jie pavogs, pavogti žaidimai nėra taip sudėtinga šiaip, pasiima ir pavogė. Ir jeigu lentynoj
oficialioj parduotuvėje žaidimų, Steam'e pavyzdžiui, tai ten būna skyriai, ten vaikų žaidimų skyrius, paauglių žaidimų skyrius. Tai kai vogia žaidimus, pavogti galim bet kokį žaidimą, taip pat ir tokį žaidimą, kuris nėra skirtas vaikams. O kartu su to neskirtų vaikams žaidimus parsiųstų ir virusų, ir visokių blogybių, bjaurybių ir vat. O dar būna free-to-play žaidimai. Tai yra, pavyzdžiui, Roblox'ą žais šiaip yra nemokamai. Ar teisingai sakau, ar nemokamai žais Roblox'ą? Jo, bet tada reikia kažkaip pirkti. Ir reikia Robux'ų. Ten galima kurti, galima pirkti. Anyways, ką aš noriu pasakyti, kad yra žaidimai, kurie yra skirti vaikams ir paaugliams, ir jo žais galima nemokamai, bet jį galima kažką pirkti. Ir taip gali nutikti, kad vaikas ateina, sako, mamytė, tėvelė, nenoriu gimtadienio, noriu nupirkti kažkokį daiktą žaidimą. Puiku. Čia yra puikiai priežastis aptarti žaidimų pasaulį su savo vaiku, suprasti, ką jis žaidžia, kodėl ir gal judam štai prie ko. Ką daryti? Gerai, jūs esate čia, suaugę žmonės kažkur žiūri, bet vaikų šitoj istorijoje yra daugiau. Online taip pat tikriausiai yra daugiau jaunesnių žmonių, negu žmonių, kurie turi vaikus. Tai gerai, vaikai, ką jums daryti? Jūs ateisit namo ir taip, gerai, mama, noriu paaiškinti, kodėl man reikia šito kardo ar šito daikto žaidimą, ar štai kodėl tau reikia nupirkti man naują žaidimą. Tai atsakymas yra sekantis. O jūs pabandykite traukti savo tėvelius, paaiškinti jiems, kodėl štai šitas žaidimas, štai šitas daiktas jums yra svarbus. Nes, pagalvokit, jeigu jūs visą dieną, 10 valandų savaitgalį praleis prie kompo, tai ką sakys mama, visą dieną prie kompo sėdėjai. Gerai, o 10 valandų kartu su mama ir tėveliu kažką kurt Minecraft'į, o čia jau yra kokybiškas laikas su šeima, ne? Na, tai kodėlgi nepakvies savo tėvus kartu žaisti tos žaidimus, kartu kažką sukurti ir labiau leisti tėvus į jūsų pasaulį ir paaiškinti, kodėl tai yra fainai. Ir paskutinis skaičius, tos didelės algos. Tai jo, žmonės, kurie daro Human Fall Flat, čia yra algos Vilniaus ofise, vidutinės algos. O pačioj Unitis taip pat yra didelis ofisas Vilniui ir jie, kai aš paskutinį kartą ten buvau, ten visas aukštas buvo tik studentai. Tai 1., 2., 3. kurso studentai, tai todėl tas atlyginimas vidurkis yra mažesnis, bet jo, ką aš noriu pasakyti, kad žaisti yra gerai, kur žaidimus yra gerai, dirbti žaidimų industrijoje galima ir mokytis, kur žaidimus galima ir Lietuvoje, ir dirbti žaidimų industrijoje galima ir Lietuvoje. Ir jo, žaidimai tai yra mūsų kultūros dalis, esminė. Ir suaugi žmonės turi tą priimti ir mokytis, leis prasmingą laiką kartu su vaikais. O dabar jūs, brangieji, man duosit pažymą, pastais man pažymą, kaip jūs jaučiatės po šito pranešimo. Ar jūs jaučiatės pamatyti, ar jūs jaučiatės įsikvėpę, ar žinot overall, like, if it made sense. Ar turėsite apie ką kalbėti su tėvais? Tai kokia mano pažyma 4 iš 5? Ok, man tinka. Tai ir ačiū.